Pirmieji praradimai. Meškėnas nupypino mano visus pusryčius, avižinę košę su visą lėkštą. Aš tikiuosi, jinai buvo jam skani. Nes man pirmi šaukštai buvo labai skanus. Nu, nėra pusryčių. Gyvų laik. Mama galvoju, kad baseinas. Visą naktį tūsimas. Nevakar. Tai kad vakarą žiūrėtas. Žinokit vieną, jeigu atvažiuoja čionai, tai jau geriau mašinas pasistatykite tose vietose, kuriuose sustojat. Sėskite autobusą, nes parkingas labai didelė viena. Kaip 9 aukštas. 2 centimetrų. 2200 metų. 700 tonų. Ir čia tik tai vidurkis. Realiai yra stasmo medžių ir po 12 metrų. Čia po pusantro. Every waking moment of love, and I remember what it was like to not know love. But now I receive what I return. I remember what it was like to not know peace. Every waking moment of love, and I remember what it was like to not know love. But now I return. Yeah. Sometimes everybody gets caught wishing they had another life, had another mission. Šito daikto taip kaip galvos nenusisimtis. Nu, dabar suprasti, kokia jis istorija. Nu, šities yra susitokę kokį 1000 metų. Keista, kad čia Jungtinės Amerikos valstijose jau į žemyn pusę gilyn nėra uodų. Nei musių, nei uodų, nei bimbalų, nieko. Paviry kandžia kažkokios musytės išlipus iš vandens. O čia iki nakties darytais langais nieko. Žiūrė tokia kaip kempinė. Ir skamba kaip būgnas. Konkorėžis. The konkorėžis. Tai ką, sveikinam su Sierra Nevada ir judam link Mirties slėnio. Svarbiausias ir visi kiti reikalai. Ten turbūt vandenį surasti bus dar sunkiau negu čia. Vienu žodžiu, baigiu suprakaituoti visą savo maikę kiaurai, važiuoju, žiūriu upės užtvanką. Kavija upė. 3 upės išteka iš kalnų, kur dabar nusileidau. Ir žiūriu įlanką. Žmonės čilina. Važinėja ant vandens dviračių. Nu, vienu žodžiu. Pramagauja. Papramagausiu ir aš. Nes atrodo, dar reikės visą valandą atvažiuoti, kad nesame ten. Jeigu teisingai suprantu, buvo perspėjimas, kad vanduo čia nestabilios padėties, tiksliau aukščio. Čia yra užtvenkta upė, o ten toliau yra užtvanka. Ir matosi palei visus krantus tokia kaip linija. Reiškia, tiek metrų kilnojas vanduo. Kelias eina virš. Kai aš važiavau virš tos linijos. Ir visa priekrantė tokia kaip buvę krantai. Taip normaliai kilnojasi. Iš dydžio tai, sakyčiau, kokį 50 metrų, jeigu nedaugiau aukštyn žemyn. Bet tai kaip vaizdas. Dar kartelį klausiko frazė. Fucking awesome! Fucking awesome! Čia reikės pykti uždėti. Užduokit vietomis, gylis ir va to. Nu ką, turiu nuosavą salą. Nedidelę. Namo nepastatysi. Bet sala. Su medžiais.
vaizdelis link USNA. Čia buvo krantas, čia buvo krantas, čia buvo krantas, čia buvo krantas, čia buvo krantas. Čia buvo krantas, 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 mano Mazda po vandeniu, 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 po vandeniu. Valanda nakties, važiuoju per Lietvelį ar tą Mirties slėnį. Lauke yra 97 laipsniai Fahrenheit. Dar reikės pasitikslinti, kas tai Celsijais, bet ta prasme atsidarius langą, tai kaip fenas pučia. Ir visi keliai tiesus kaip styga. Gali faktiškai prirakinti vairą ir važiuosi tiesiai. 108 Fahrenheit į naktį. Varnėra plius 40. Ir aš mašinai miegosiu. Žodžiu, naktis nusimato karšta. Aš visiškai šlapas. Plius 2 laukia. Mašina metalinė. Tai kaip skardiniai. Tai va. Laukiasim prakaitę. Nes kondicionierius įsijungti nėra pakankamai kuro daug.